Sveiki, mėlyjeji, mes ir vėl susirinkome šiandieną mūsų savaitiniai Trilume FM tinklalaidei ir šiandien iš tikrųjų paruošėm labai įdomią temą, kurią paskutiniu metu pačios labai intensyviai ne tik kad gyvename, bet išjautinėjame tiek per savo kūnus, tiek per savo struktūras, tiek aplamai aplinkoje matosi visi šitie dalykai ir tas toksai perėjimo laikotarpis, ne apie kurį labai daug kas šneka, labai daug įvairiausios informacijos yra, labai daug kaip ir visą laiką dezinformacijos yra, kaip visas šitas perėjimo laikotarpis ir jaučiasi, kas tai iš viso aplamai yra. Tai šiandieną būtent šitą temą mes čia su merginomis ir susirinkome pakalbėti. Sveiki visiems. Pasilgau iš tikrųjų. Aha, labai aš irgi. Pas mus tokias pusiau darbadieniai, pusiau atostogedieniai, tokias viskas suintegravę taip labai nuostabiai iš tikrųjų į savaitę, kur galim ir pailsėti, ir padirbti, nes mūsų tas darbu net nepavadinsi iš tikrųjų, nes tai yra visiškas malonumas ir sesijos ir būtent ta tinklalaidė ir taro kortų analizės, tai čia iš tikrųjų toksai malonumas susibėgti, pasišnekėti, tos visokius pasidaryti sesijas ir visa kita ir vėl eiti į vasarą, vėl eiti į gamtą, prie jūros, keliauti ir visa kita, tai iš tikrųjų taip ir turėtų jaustis visos tos ir transformacijos ir šiaip aplamai gyvenimas, ne, toksai būtų nuostabus. Kaip jums šitas laikotarpis jaučiasi, vat būtent tas toksai, to vadinamo perėjimo, ne, laikotarpis, kaip jums pačiom jisai? Man toksai jisai fainas iš tikrųjų. Man labai tokia savistaba savęs yra, ane? Nes mes pačios, tarkim, jeigu atliekam sesijos, tai mums pačioms tai įtakoja. Ta prasme, mes per tą patį pačią pereinam, nieko nėra šiaip daug. Ir pačios daug dirbam su savim, su savo vidiniu pasauliu ir ta transformacinė fizinė realybė iš tikrųjų taip gražiai susiintegruoja, taip man ateina tokių pamąstymų, ateina kaip, kad tokie labai greitai eina tokie atsakymai iš tikrųjų, kodėl taip vyksta. Ir šiuo metu, tarkim, reikėjo sūnų išvežti į tą stovyklą, ne, ir pačiai pasibūti šičia. Ant tiek yra įdomu save stebėti, savo fizinį kūną, savo fizinį, ta prasme, pokyčius savyje, mintis pačias, ne, kaip viskas dėliojasi, kodėl taip vyksta ir eina labai greitai atsakymai. Absoliutiškai tokias man pačiai tai yra savistaba savęs. Aš tai kažkaip jaučiu labai tokią ramybę, kad su savim pabūti. Anksčiau galvodavau, net tas kaip ir viena pabūti reikia, kaip sakydavo kiti, kaip vienišumo, bet aš taip supratau, kaip tu tų žodžius išreiški. Tiesiog kartais reikia su savim tylumoj pabūti ir aš labai tokius jaučiu perversmus ir bangas, ir nuotaikų sviravimus, bet stengiausi taip iš tikrųjų dirbti ir į mišką, ir į kalnus, ir aišku, gyvenu Airijoje, tai man šalia viskas. Tai maudosi pastoviai vandenyne, kur sūrų, tai ant druskos lepu, bet aš taip jaučiu, kad su savim labai toks viduje, toks girdėjimas, išgirsti save iš vidaus. Man daugiau toksai labai jau. Pas mane tai toksai etapas, kada aš leidžiu savo viską, ko neleidau kažkada, tai galbūt anksčiau, arba net neprileidau tokios minties, arba pasižiūrėdavai, kad kažkaip tai gal ne. Ir aišku, tos programos, kai kurios būdavo, gal jau meteliai nebe tie, eiti ten prie to, kaip sakant, striptizo, to žodžio polo, ne, pole dance daryti, bet iš tikrųjų, tai yra ne apie tai yra visiškai ne apie striptizą, o tiesiog apie patį sportą, ne, kaip tas šokis, paskui tos vadinasi tas floor dance, ne, tai ant grindų šokis ir kitą savaitę bus su kėdėm šokis, tai toksai labai įdomus stebėjimas savęs, kokios mintis kyla, kai tai darai. Toksai atrodo, kaip mokiniesi to šokio, to judesio, to tokio vis tiek ir savęs lytėjimo ir to tokio atsipalaidavimo, kokios mintis kyla. Tai iš tikrųjų iš pat pradžio tas toksai buvo, kad gal ne čia papuoliau,
Bet tas toksai iki pirmo akordo, kaip sakant, kol buvo paleista muzika, kur atrodo visas kūnas tiesiog sako, jo, aš čia noriu būti, niekur tu neišeik, prašau, leisk man pasireikšti. Ir kai pradėjau reikštis per tas 3 pamokas, kažkaip būtent iš to fizinio kūno programos išeinančios, ane, per šitą stigmas, dogmas, visokias mums visuomenės primestas, labai supratau, ant kiek buvo šitas kūnas tiesiog irgi pamirštas, įkištas į kažkokį kampą, į kažkokius rėmus, neleidimas savo eiti, ypač kur tu 41 metų eisi čia kažkokius šokius, kur tu čia kažką tai darysi, žargstysis, kai karvė ant ledo, močiučiųgi patarimai ir išmintis, visa, ir visi šitie dalykai. Aš tiesiog jaučiuosi be galo nuostabiai, be galo nuostabus laikos. Man vienas iš geresnių, aišku, būna tikrai ateina tokių pamastymų, kur atrodo, wow, toksai prazvimbė per galvą, toks, su tokiu griausmu, bet labai labai stipriai, kaip įsisukęs uraganas į patį kūną, kai tas toksai piltuvėlis, jisai viską tiesiog plauna, valo iš kiekvienos tamsiausios kertelės, giliausios kertelės, visus įsitikinimus, senus ribojimus ir visas kitas dalykas. Ir aš savo leidžiu tiesiog būti ir viską, aplamai visiškai viską, ko aš noriu gyvenime. Tai tas ir yra, kad yra susijungimas su savim, su savo pačiu vidumi, tai yra su savo kūnu, supranti. Kiek anksčiau būdavo tokių programų, tai yra tikrai tik programos, ane? Ir pavyzdžiui, kiek aš dabar girdžiu aplinkoj moteris ar vyrai, kaip save įvardina savo patį kūną, savo išvaizdą, metus, tarkim, ane? Taip jie ir atrodo, paskui pyksta, kaip jie atrodo, reikia kažką daryti su tuo, suprantat? Bet kūnas tai yra, tu su juo bendrauji. Jisai turi, sąmonė, tu su juo bendrauji. Tu gali su savo organais bendrauti, su savo galva, su savo oda, su savo akim, ausim ir su visu savo kūnu. Tu turi pats mokėti, man eina, kai tu paklausi, kaip jūs jaučiatės, kaip jums vyksta visa ta transformacija. Mano transformacija šiuo metu tai yra įėjimas į patį vidų, paties savęs vidinio savo šito fizinio kūno. Visiškai. Į savo širdį, man eina nuo širdies centro, pavyzdžiui, ne? Ir aš priimu save tokią, kokia aš esu, savo procesus, save dabar, kokia aš esu. Fainai, būsiu dar fainesnė. Bet čia tas iš tikrųjų. Aš noriu biškį truputėlį mintį pabaigti, kad nepamesti, nes paskui pametu ir pradedu mykčioti iš tikrųjų. Pradedu tarkim, būna tokios pažįstamos, ne? Ten tau tiek metų, jau reikia, žinai, susimastyti, ką čia reikia daryti. Nieko tokių man nereikia susimastyti. Aš esu tokia, kokia aš esu ir būsiu dar geresnė, dar gražesnė. Ir sako, tarkim, ten jau nebepatogu nešioti ten, tarkim, trumpesnį tą sijoną. Viskas patogu. Svarbu, kaip tu pats jautiesi, supranti. Tikrai. Kaip tu, jau ten tiek jau aš, žinai, galėčiau ten būti, ten močiutė. Kokia močiutė? Tu gali būti močiutė, tu gali būti jauna ta močiutė. Normaliai, jauna močiutė. Taip, ir viskas su tuo yra gerai. Bet tu žiūrėk, kad kaip čia ir yra, tas labai dažnai mūsų šalyse, ten Lietuvoje, nenustatomas jau čia, kad moteris virš 40 ar ten 50, jinai jau sena, ar jinai tokia jau susenus, ar jinai turi jau pensiją eiti, tas toks nustatymas ir žmogus pats būna dažnai save užkerta, nes jisai daeina tų metų ir jisai jaučiasi taip, ar jisai bijo net metus pasakyti, o ką tie metai keičia? Kaip tu jautiesi svarbiausia. Tas dažnai mes žiūrime į tą pasą, pavyzdžiui, man 45, man 50, aš sena ir jisai kitas jau net bijo metus savo pasakyti, kiek jam metų, nes jisai galvoja iš karto, kad jį vertintų pagal išvaizdą, o ne pagal metus. Jis tiesiog įsikalęs. Taip, bet jis ir pats ir bendrauja, žinai, žmogus tai įsikalęs, tarkim, ne, bet tas ir yra ryšys su savo kūnu. Supranti, ryšys su savo kūnu, kaip tu jautiesi, savam kūne, kaip tu pats puoselėji tą kūną, pats patį kūną, kaip tu pats su savim kalbi, kokia kalba, kaip tu į save žvelgi, tas yra svarbu, suprantat, iš tikrųjų, ir kaip tu
jo, koks tu esi, kaip tu save į save žiūri, taip kiti ir mato tada. Ir tada tu žinai, kad taip nėra ir tiesiog nutrauki tą pausą. Nes tu turi pilną teisę arba sutikti, arba nesutikti, nes tu pirmiausia turi pačią save. Bet taip iš tikrųjų yra, kad kitas žmogus irgi dažnai mini, bet pavyzdžiui, žiūri į veidrodį, negaliu į save žiūrėti. Aš tikrai esu ne kartą frazę girdėjus. Negaliu į save žiūrėti. Nu, tai čia yra toksai negatyvus tie self-talk vadinasi, ne, arba manifestavimas. Pavyzdžiui, pas mane turbūt niekada gyvenime tiek nebuvę yra trumpų sijonų, šortų ir tų bliuskučių iki čia, kiek aš dabar jų turiu. Todėl, kad anksčiau pas mane daugiau buvo kompleksų, nors buvo galbūt ir kūnas visiškai kitoksai ir tikrai jisai ir kūdesnis ir visa kita. Dabar aš išėjau aplomai iš visų tų tokių primestinų kažkokių tai iš viso socialinių standartų ir aš žiūriu pati, kaip aš jaučiuosi ir kas kyla. Ir iš tikrųjų labai labai įdomus toksai dalykas, pastebėjimas yra, kad pavyzdžiui, ėjimas, daleiskim, vat, ir į to šokius, kur vat, yra muzika, ne, ir visa kita. Kai tu esi tik tame, kaip tu leidi savo būti, pavyzdžiui, šiaip mes dienos metu ir visa kita mūsų mintyse zuja tūkstančiai minčių, kurių mes net jeigu mes sąmoningai jų nestebim, net nepastebim, kas tenai zuja, ne, visokiausios mintis iš to pačio kolektyvo ir visa kita. Ir kai tu būni tame, kai tu darai kažką, pavyzdžiui, ar šokio judesi, arba ten, pavyzdžiui, sportuoji su svoriais, kad žiūri, kaip ta prasme, kad pakelta, ne, kad ten, pavyzdžiui, kokios nugaros, tu būni tame procese ir tu stebi patį kūną, ką jisai veikia ir kaip jisai, va tada be jokių minčių, be jokio to išorinio kažkokio ar tokio savo smerkimo ar dar, tu tiesiog žiūri į tą, seki, kad greitai tuos visus žingsnius, ką tau tenais reikia padaryti. Kūnas taip moka prisitaikyti, taip moka viską atkartoti, jisai taip moka į visas tas įeiti tokias, kai tu jam leidi pačiam pasireikšti, nestabdant, nevaržant, neribojant, jisai tiesiog, jisai nori, kad va, žiūrėkit į mane, pamatykit mane, aš irgi vertas, aš irgi va, noriu būti matomas, noriu būti girdimas, noriu būti out there, ne, kažkur tai, kad jūs žiūrėkit, vat, irgi, kad yra tas kūnas, tai yra per kūną, mūsų irgi ekspresija yra. Ir jeigu mes visą laiką sėdėsime susigūžę, susipaprastinę, susimažinę, kokia mūsų aura, kokia mūsų energija, kokia mūsų energetika iš mūsų sklinda, irgi lygiai taip pat, ne, arba neleidimas savo kremo, neleidimas savo kažkokios tai kosmetikos, neleidimas savo rūbo gražesnio, geresnio ir visa kita. Tai mažinimas, tai yra mažinimas, menkinimas savęs, neleidimas savo kažko būti, arba ta ekspresija, vat, žmonėms patinka, kaip pas mane yra nagai. Mano nagai yra mano ta tokia ekspresija, man patinka jie tiesiog, vat, kiekvieną kartą kažkokius kitokius turėti. Ir aš dabar savo neleisčiau dabar, tiesiog aš net neįsivaizduočiau savęs be vat, visų šitų blizgučių, blizgaliukų ir visą, aš jausčiaus kaip nuoga. Tiesiog tai yra mano. Ir kaip aš galiu dabar kūnui, kuris nori, nesakyčiau, ne, tu negali šito turėti. Čia negerai. O kas negerai, neaišku. Nu, realiai neaišku, kas negerai, ne? Kas negerai, neaišku. Pasakai, kurių tai energijos nepraeina pro pirštų galiukus, bet kad tu keliauji su astraliniu kūnu, tai vėlgi, žinai, ne visiems suprast ir ne visiems iki šito daug. Matyt, dar reikia, žinai, iš to 3D neišeina niekaip su savo sąmonė, labai daug žino įvairiausios teorijos, bet praktiškai, kai tai padaryti, tai nelabai ir suprasti. Visiškai sutinku, Laura, absoliutiškai. Mūsų kūnai tiek jie patys nori mūsų pačių dėmesio, teisingai tu ir sakai, ane? Tiek jie nori su mumis bendrauti, mes kažkas žmonės, žinai, ten save labai nuvertina, žiūrėt, jau šitas kaip gerai, o jau šitas koks gražus. O kūnas siekia, o aš, žiūrėk mane, aš irgi faina, žinai, aš irgi, žiūrėk, koks aš irgi gražus, žinai. O kodėl tu manęs gražaus nepadarai? Gražaus nepadarai? Kodėl tu vis dėmesį skiri kažkam, tai žinai, aš čia irgi esu, aš tau, tu gali gyventi, ar mane, ne, šitoj žemėj.
Ir viso Taip. to dėmesio, vat mūsų kūnas nori mūsų pačių dėmesio ir jį reikia puoselėti, girti, apsikabinti ir visų to, visą savo va kūną. Tiesiog. Visiškai. Iš tiesų, aš net ir pati asmeniškai savo patirties labai išjaučiau tą dalyką, kada aš žiūrėdavau į kitas moteris, nu man gražu, pavyzdžiui, graži moteris eina, ar ten gražiai atrodo visą kitą. Ir aš, pavyzdžiui, arba pagirdavau, arba sakydavau, ir aš taip išjaučiau savo kūną, nes aš jo tai negirdavau, aš jo nepuoselėdavau. Ir aš jau pradėjau jausti, aš jį kaip išduodavau visą laiką apie kitus, bet apie jį nekalbėdavau. Nes ir negirdavau, ir netikiu aš anksčiau tiek meilės, labai išjaučiau šitą dalyką. Tikrai taip, tas ir yra. Taip. Kuo daugiau kitą giri ir giri kitam dėmesį ir viskas yra gerai, yra tvarkoj, pagirti. Visur yra balansas. Jo, tai moteriai, tikrai kitos moteriai, taigi tų pagirų jų gailį. Aišku, jeigu jau matosi, kuri ten ekspresyvesnė ta moteris ir išvaizda, tai jau tiek liaupsina. Reikia kiekvienai savo, o pavyzdžiui, vienam retryte buvau, iš tikrųjų labai faina, kiekvienai moteriai pasakyti po komplimentą, ir, aišku, savo pačiai ir kiekvienai moteriai, nepamirštant savęs iš tikrųjų. Taip. Aš net ir šiandien. Toksai vienas dalykas yra irgi, vat, kaip aš tikiu šitais dalykais, kai linkim mane yra, daleiskim, gimtadienio proga, kai žmonės linki, daleiskim, sveikatos, laimės ir viso kito, visą laiką tau mintise yra tai, ko pats tu neturi, žinai, nes tai yra kaip atspindys ir žmogus linki automatiškai, linkiu tau sveikatos, laimės, džiaugsmo, pinigų, nes pas patį jį to tokių norisi pačiam, ne? Tai lygiai taip pat, kai žmogus sako komplimentą kitai moteriai, oi, kokie tavo gražus plaukai, oi, kaip aš tokių norėčiau, ne? Visą laiką dažniausiai ta mintis tokia, aš tokių norėčiau, arba kaip gražus, ten kažkas kokia suknelė. Ir tarsi toksai, aš irgi... Seka paskui ta mintis, aš irgi tokios norėčiau, ne pas tas moteris, kurios savo kažko tai neleidžia. Bet visiškai kitaip skamba tas komplimentas, kada prieina tokia moteris, kuri pati visa tiesiog aura spinduliuoja, ne, jinai visa žydinti ir sako, kaip tu gražiai atrodai, irgi visai kitokia ta energija, visai kitaip gula ir tas komplimentas, ir tas toksai, wow, ačiū, žinai, toksai, abi viena kita, jos tokios gražios ir abi viena su kita, jos gali eiti kažkaip tai ir abi dvi vienodai jaustis, ne, o ne kad paskui kita nueis tokia menkesnė už ją ir galvos, Jėzus, jai tai sekas gyvenime ir su vyru, ir vaikai geri, ir gali sau leisti, o aš vargšelė tokia, ne, labai dažnai taip yra iš tikrųjų. Tai kodėl nepradėjus visą laiką, visą dėmesį absoliučiai skirti savo kūnai, savo vidiniai tai švarai, minčių švarai ir visam kitam dalykui ir tada iš tos pilnatvės, kaip fontanų tapti ir tiesiog šviesti, švytėti ir duoti tą visą į aplinką. Aš net ir irgi pastebėjus. Laura, taigi buvo iš senelių tos programos, žinai. Ir aš esu ne tik iš senelių, esu girdėjus ir iš artimos aplinkos. Aš visą laiką kreipdavau tikrai į save dėmesį. Man, aš noriu, aš taip ir pasidarysiu. Tai esu sulaukusi ir iš jaunų žmonių, ir ta prasme, selfish, kaip savanaudė, sako, savanaudė. Aš tai ne, viską pirma vaikams, vyrui, žinai, viską tam, ir vaikšto paskui. Tai taip, tai taip ir atrodai, aš jau geriau aš pabūsiu savanaudė, bet nuo manęs tikrai bus ir vyras patenkintas, ir vaikas laimingas, vaikai laimingi, visiškai. Bet savanaudiškumas pats žodis irgi buvo sugalvotas, nes viskas, kas yra mūsų kalboje, yra ir šiaip jau aplamai iškraipyta nuo to, kaip seniau, ne, žmonės šnekėdavo. Ir tas žodis ir iš viso reikšmė pačio savanaudiškumo, tai ir yra tam, kad nuvesti žmogų kuo toliau nuo savęs. Todėl, kad savanaudiškas žmogus, kuris pirmiausiai jisai žiūrės savęs, čia lygiai taip pat kaip ir lėktuvose, ne, pirmiausiai nukrenta kaukę, užsidedi savo, tada tik tai gelbėjai kitus. Tai tas savanaudis žmogus, kur žodis iš
išvis pats iš esmės, jisai yra blogas jau, žinai, ta prasme, reikšmė jam primesta jau yra bloga. Savanaudis žmogus, tas, kuris pirmiausiai pasirūpins savimi, ne, aš pasirūpinsiu savo vidinę švarą, savo minčių švarą, savo kūno švarą, savo kūnų, savo rūbais ir visa kita, aš tada su savo visa šita tokia energija ateisiu prie kito žmogaus ir gal aš vat savo pavyzdžiui įkvėpsiu arba kažkaip tai savo energiją, aš kitam galėsiu irgi vat būti pavyzdys, sakysiu, gal tau reikia, gal patarimo kažkokio ar dar kažko. Ir aš galiu per save savo pavyzdžių teikti tą gėrį, grožį ir visą kitą kitiem, ne? Nes pas mane visų pirma bus švarios mintis, aš neteisiu ir nesmerksiu to žmogaus, o žiūrėk, kaip tu atrodai, ten baisuoklį, susmirdęs ten ir visą kitą. Aš nebūsiu ta tokia surukėlė pavydi ir nervuota, kad vat kažkam kitam geriausia, nes aš užsiemus būsiu savo minčių švara, savo vidumi, savo visų tuo ir aš va tokia savo vaikščiu. Ir jeigu visi pradėtų dabar vat imtų šiandien, opa taip va, ir kreipti dėmesį tik į save, o ne į kitą, ane, kiek laimingų būtų žmonių aplinkui, kiek būtų laimingų žmonių aplinkui. Pradėkit nuo savęs, ne nuo kitų ir tvarkyti ne aplinką, ne išorę, ne dar kažką. Save, pirmiausia. Savo kūną, savo būdų. Taip, atsiprašau, Lina. Viskas gerai. Aš tokį pastebėjimą pas savį, taip radau tokį, kaip pasakyti, nes va, iš ryto kitą kartą būna, jeigu be žadintuvo atsibundi, vis tiek būdavo imi už telefoną. Aš dabar pirmą pradėjau, prasibundu, aš pirmą padėkoju, apsikabinu save, aš padėkoju savo kūnui. Ne telefoną puolu griebti, iš tikrųjų neužtrunka ilgai, čia nėra daug meno, bet tiesiog skirti laiko savo ir apkabinti save ir padėkoti savo, padėkoti kūnui už viską. Ir tiesiog ta diena, jinai kitaip pradeda eiti, nes tu ir kūnui tą dėmesį atsibudus pirmajam skyriui. Ir kūnų ir mintim. Taip. Ir kūnų ir mintim. Ir iš karto toksai kita visai diena, va būtent labai sutinku iš tikrųjų, kad negriebto telefono, negriebti iš karto už kažkokių tai pokalbių, o tiesiog išbūtam dėkingume ir pradėti tą savo dieną ir jinai visai kitaip pradės veikti tą dieną. Tikrai. Bet, aš turiu tokį labai gerą patarimą, vat, klausantiem iš tikrųjų žmonėm, kuris man labai pasitarnavo, labai padėjo. Kiekvienas žmogus, kuris pradeda eiti tuo sąmoningumo keliu arba yra jau sąmoningumo kelyje, ne, ir va tiem, kuriems sunkiau yra susijungti su savo aukštesne sąmonė, su savo aukščiausiųjų aš kažkaip tai, ne, toksai tarsi atrodo jis kažkur toli arba jaučiasi kai kada žmonės iš tikrųjų tokie tarsi kaip nevertumo jausmas, kad va čia kažkas aukščiau už mane, aš čia turiu čia nemaldauti arba kažkaip tai malonės paprašyti, kad į mane iš viso dėmesį atkreiptų ir visą kitą. Tai aš atsimenu, kažkada va tokį pratimą dariau, kad savo aukščiausiam aš duodi vardą. Čia tas pats kaip yra alter ego, ne? Vat, pavyzdžiui, susigalvoju, Siuzi daleiskim ar dar, kad nors, koksai vat vardas patinka, kur tu vat įsivaizduoji, kad ta persona būtų tenais, vat, daleiskim, drąsi, ar seksuali, ar kažkokia tai va vilioklė, ar kažkokia tai, kuri eina ir padaro dalykus. Galima net keletą kažkokių tai personažo, ne, susikurti tokių. Aišku, tai turi būti vėlgi tam, kad išvesti, tam, kad užkurti, tam, kad sukurti tą ryšį su savimi, ne, čia vėlgi sąmoningumo lygmuo koksai yra. Ir pavyzdžiui, neminėsiu aš savo aukščiausio aš kokį vardą esu davus ir pavyzdžiui sakau, daleiskim kaip pavyzdys, ne, Siuzi, davai, einam šiandien, vat, nuveiksim ką nors gero. Ir aš susijungiau automatiškai su savo aukštesne sąmonė, pereinu į tą, kad aš žinau, kad jinai tokia, kad reikia padaryti dalykus ir visa kita. Ir aš ten, daleiskim, su to Siuzi einu ir darau visus veikalus, visus dalykus ir visa kita. Mes geriausios draugės tenais patampam ir veikiam iš vieną, ne? Tai yra mano aukštesnė sąmonė. Tada aš labai jaučiuosi ne tik, kad gerai, ne, bet vat, mano aukščiausia sąmonė stovi šalia manęs, mes
puikiai sutariam, puikiai draugaujam, randam ryšį, randam tą bendrą kalbą ir visą kitą ir aš nesu atskirtyje kažkokioje, ne? Ir tada, kaip man nereikia, kai aš būnu namuose, darau ten savo darbus ir visą kitą, ten daleiskim Siuzi, eina ilsėtis, eina į savo reikalų, veikti ir atlikti ir visą kitą. Kada aš einu kažkur vėl, man jeigu prisireikia ten daleiskim to Siuzi, aš ją vėl savo pasikviečiu ir mes einam su Siuzi kažkur tai būt. Tai ne tik, kad tas vienišumo jausmas pas kai kuriuos, ne, kurie turi, daleiskim, santykių neturi, ten poros neturi, arba jaučiasi vienatvėje, netgi būnant būryje žmonių ir visa kita, pabandykit šitą tokį pratimą, tiesiog sugalvokit, įdėkit į tą vardą, ar į tą pavadinimą, ar į tą nickname'ą tokią, ne, kažkokią tai pravardę galit netgi suteikti tenais tam savo aukščiausiam aš, ar tai būtų moteriška giminė, ar tai būtų vyriška giminė, ne, to, ko jūs labiausiai norėtumėt savyje turėti, ne, pavyzdžiui, galbūt drąsos, galbūt kažkokio seksualumo, galbūt kažkokio tai visiško pasitikėjimo absoliutaus, viską sudėkite tenais, nes jūsų aukščiausia sąmonė viską tą turi. Ir jūs tiesiog pavadinkit. Ir pradėkit kalbėti su tuo įasmenintu vardu. Ir pamatysit, kaip jūs susijunginėsit pastoviai nuolat ir tada jūs visą laiką jausit tą ryšį ir paskui net nebereikės susijunginėti, o tiesiog tas toksai bus savaiminis, kad jūs tik pagalvosit, o šiandien norėčiau kažką tokio gero nuveikti ir Siuzi ar ten kažkas iš karto šalia, davai einam į šokis, davai einam kažkur, davai einam apsipirksim, o davai einam spa dieną turėsim, jau jum automatiškai su jumis kalbės per jūs tas kūnas ir jūsų pasąmonė. Taip pat geriausias tai dalykas, kuris buvo man padėjo pačioje pradžioje, kad aš tiesiog nemokėjau kaip susijungti, nes man viskas per rimta atrodydavo. Aš rimtumo gyvenime nemėgstu. To tokio, kad oi, čia dabar per meditaciją tik tai susijungti su savo aukščiausiu, kaip čia jaučiasi. Tas toks rimtas, slogu, nuobodu, jau biškį nuvalkiota. Tai aš savo susigalvoju pastoviai kažkokių tokių dalykėlių. Man puikiai suveikė. Tai labai tokią patarimą norėčiau duoti ir mūsų klausytam, tikrai tikiu, kad jų tarpe yra moterų, kurios nekaip atrodo tarsi negali susijungti su aukščiausiu ir arba per daug čia reikia darbo įdėti ar per daug. Ne, tiesiog jūs susikūkit savo alter ego. Ypatinga praktika atlikti, ne? Aš anksčiau tikrai pati galvoju, kažkokia tai praktika. Iš šito aš nežinau, kas tas aukštesnysis, aš pradėsiu nuo to. Ir tas yra su tavo aukštesnėje sąmonė, kai susijungi, labai nuostabus pratimas. Ir kuo tu jį dažniau darysi, šitą, tau nebereikės kažkokių atskirų praktikų susijungime. Ir tu tiksliai žinoti, kad tu esi susijungime su savo aukštesnėje sąmonė, aukštesniuoju aš. Absoliutiškai nuostabus, amazing pratimas, tikrai. Ir tas turi būti viskas gyvenime per žaismingumą, neturi būti to rimtumo. Aišku, būna visokiausių tų atvejų rimtų dalykų ir tikrai tenais ir visa kita, bet kuo daugiau mes patys savo įvesime gyvenime to žaismingumo, to tokio lengvumo, to tokio šokio žingsnelio į savo gyvenimą ir visa kita, lengviau bus. Mes tų problemų ir taip tiek visi turime, ne, tenais per gyvenimą, tai tas nutinka, tai tas nutinka, tai tas. Tai jeigu dabar dar ir čia viskas rimtai, ir tas sąmoningumas rimtas, ir tas dvasingumas rimtas, viskas tokioje kažkokioje, ne? Bet kada mes patys savo pasidarom gerai, nes blogai mes visi ar taip jau turim, ne? Ir jau žinom, kaip yra blogai. Bet kai pasidarom gerai, tai tada gerai ir gyvenam. Tai tiesiog kiekvienas turi ir būti ta kūryba, apie tai ir kalbama, ne, yra apie kūrybą, apie tą tokį išėjimą, kurkit savo gyvenime, viskas galima, nėra taisyklių, kas jas sugalvoja, kas turi autoritetą už jūs, sugalvoti įvairiausias taisyklės, jūs savo gyvenime ir bandot, šitas man veikia, šitas neveikia, šitas geriau, šitas vis nesąmonė, jūs savo gyvenimą kurkit, neklausykit, ką, kur, kas, kada sako, savo, bandykit savo, integruokit savo į gyvenimą naujus dalykus. Taip, išeiti iš to komforto zonos, žinai, galbūt kažkas tenai taip norėjau pamėginti ir pamėginkit, padarykit, nebemėginkit, padarykit. Jo, arba darai, arba ne, nėra nei bandymų, nei mėginimų. Čia tai čia tai geras. Nėra bandymų, arba darai, arba nedarai. Taip. Arba išėjo, arba neišėjo. Taip, tikrai taip. Ir užtenka toj stagnacijai būti arba kažkokioj įstrigusioj svajoniai.
kad ir vat Laura sako apie tos pačius šokius, ane? Eikit, darykit, gal jūs mėgstat kažką, tai Bet nežinau, ką su važiuoti moliu lipdyti, ar tapyba yra, arba, ar kažkokie siuvinėjimo būreliai, ar jo, kažkokie tai tiesiog įvairiausių stiklo pūtimo, yra visokių gyvūnėlių, visiškai. tos prieglaudos tenais gal pasavanoriaut, yra va pilna, kur galima save realizuoti. Tiesiog bandymo to darimo būdu atmesti, ai ne, man tas nepatiko, man tas irgi nelabai patiko, tas irgi nepatiko, padainuoti į chorą galbūt kažkur, bet ką žvakes daryti, yra tų dirbtuvių, kvepalus visokius miksuoti, ten įvairiausių dalykų, ten pavyzdžiui, vat Lietuvoje, šiaip ir užsienį ganėtinai nemažai, tikrai yra daug dirbtuvių. Tikrai suaugusiam žmonėm dabar vis daugiau populiarėja ir va tuo tokiu, kai žmonės ypač, aš tai net nežinau, ką aš norėčiau veikti. Tai tu pirmiausiai pradėk ir tada atmetimo būdu sakysi, ai šitas ne, šitas galbūt norėčiau antrą kartą pabandyti, šitas ne, šitas taip, šitas, wow, čia mano tiesiog visas kūnas skambėjo. Ne, taigi bandymo būdu, niekas per galvą neduoda. O kaip vaikam ir buvo, taigi kiek visokių būrelių ar mokyklos irgi užsiėmimų, tas patinka arba nebepatinka, žinai, ir tu nedarai, arba labai man patikdavo, realiai man patikdavo labai choreografija, šokiai man patikdavo. Iš tikrųjų, man va tokie va dalykai per šokį, per choreografiją, per gimnastiką, man labai patikdavo. Tai va man atėjo insights, kad man reikia prie to pačio ir grįžti, nes man realiai labai patinka. Taip. Ir pats kūnas jaučiasi gerai, žinai, kaip jisai skamba su tuo, ką jisai daro, žinai, kai tu esi tame, kai tu net negalvoji apie nieką kitą, o tu tame esi, žinai, tarsi įėjusi visiškai tą naują tokį pasaulį ir tu atsipalaiduoji nuo minčių, nuo dar kažko, tiesiog leidi kūnui pasireikšti per kažką tai, ne? Tai labai nuostabus dalykas. Bet toks kartu kaip išlaisvinimas savęs, kad kažką daryti ir ta kūryba dar labiau plečiasi, kažką dar naujo nuveikti, kažką dar naujo padaryti. Ateina, kad tu gyveni, nes kitaip, kas yra darbas, namai, valgio darimai, vaikų priežiūra, vyrai, ten, žinai, skalbimas. Ir viskas tada tavo suaugusio vadinamo gyvenimas, va čia suaugęs toksai turi būti. Aš sakydavau taip visą, niekada nesuaugsiu, pas mane širdį, aš nežinau, kiek ten pastrigus ties 18 esu. Ir ta prasme, aš niekada nesuaugsiu, nesiruošiu suaugti, net nenoriu, pas mane tokių minčių net nėra. Ir viskas, tai aš taip ir elgiuosi, ne, taip kaip noriu, aš visą laiką sakydavau ir mamai savo, aš laužau standartus, aš niekada nebūsiu standartinė ta, kuri paklusiu kažkam, pas mane pasakė taip, aš padarysiu priešingai, jeigu pasakė vienaip, aš padarysiu priešingai, aš išsibandau pati ant savęs, ar tikrai skauda, ar tikrai negalima, ar tikrai baisu, ar tikrai tas yra, aš ant savęs pabandau, neklausiu, ar nelaukiu, man kitas pasakė, neik tenai, žinok, ten yra smirda. Tikrai? Ai, rimtai, žinai, eisiu pavostysiu, aš tiesiog ar tikrai taip smirda, žinai. Bet šitas tikrai avino horoskopas, žinai, kad jisai tik priešingai, bet man reikia. Aš žuvis, aš tą patį darau, aš atvirkščiai darau, man pasakys negalima. Vandenis išmaišai. Aš atvirkščiai praeisiu, aš tikrai atvirkščiai, negalima taip daryti, žinai, čia ne... negalima taip daryti, kas negalima taip daryti. Kas čia taip sakė, kas taip sakė. Aš dar vieną žuvį žinau, iš tikrųjų pati nuostabiausia mano, kur nagus mano daro. Tai irgi, kaip sakant, šautautas. Tai jinai irgi yra žuvis ir jinai irgi savo visą gyvenimą. Pasakyk man, kad negalima, nueisiu ir padarysiu. Ta prasme, net nėra tokio žodžio, kas tai yra negalima, žinai, kas tai yra negalima. Ko negalima? Kas pasakė, kad negalima? Kas pasakė iš viso, sako, nedaryk taip, kaip atrodys prie žmonių, tai būtinai, va šitą tai būtinai padaryti. Būtinai padaryti. Ir esu ne vieną kartą, mama va taip už galvos yra susijėmus ir ne kartą, ir ne tik mama.
Na, aš esu net įlipus maža mergaitė į Kauno Laisvės alėją į tą fontaną, dėdė tik tai nusisumo, čia tenai į parduotuvę, dėdė mane pasiliko prižiūrėti, nes rūkė tuo metu, aš paėmiau saknelę, opa, ir į fontaną įsilipus, o tas apsimetė, kad manęs nepažįsta ir laukia, kol močiutė ateis mane paim. Iš tas, aš tiesiog toksai vaikas buvau, man nėra nieko, kas gali būti, negali, buvo tarpas tikrai buvo gyvenime, kada aš buvau tokia užmigus iš tikrųjų, tokia, sakykime, nelaiminga ten su kažkokiom tai programom ir ten kažkokiais tai gyvenimiškais tais vietimais ir mėtimais, bet tai neužsibuvo. Išėjau, išlipau iš to viso, nes vėlgi, todėl, kad aš nenorėjau pati tenai būti, aš savo blogo nenoriu, aš savo blogo nelinkiu, aš per daug save myliu, kad aš norėčiau savo blogai turėti. Aš per daug save myliu, man aš svarbi, aš ant tiek žinau šito gyvenimo vertę, ne, kad aš nenoriu savo blogai pasidaryti. Visiškai sutinku, absoliutiškai. Aš ir nuo vaikystės tokia buvo, kokią fainą galvodavau, visą laiką. Aš esu sulaukus, neminėsiu šičia tikrai, kaip, kas, kur, bet aš vaikas esu sulaukusi tikrai tokių ir pasisakymų, žaidinėjimų, žinai, bet aš atsisėdau savo pati, galvoju, kodėl taip šneka, bet kokia aš graži, taip, žinai, atsisėdu, dama tikrai, dama nesuprantu, kas jiems yra, bet aš savo graži. Aš save iki pat šiol atsimenu tikrai merginos, kad taip būdavo. Esu sulaukus vaikas tikrai daug įžeidinėjimų, tikrai daug tokių ir pasisakymų, bet mane ant tiek stipresnė padarė, kad taip nėra. Jie nesąmonės šneka, jie realiai nesąmonės šneka. Man irgi yra buvę toks. Iš tikrųjų, taip. Na, kaip gerai iš tikrųjų. Man tai prisiminti, nes tu visokią akimirką, aš kažkaip prisimeniau, man irgi buvo pasižiūrėję, man, sako, šitai sportą, nieko, be šansų. Kaip tik antrai padariausi man. Ir įrodžiau į savo ir kitiem ir tikrai galėjau. Ir taip yra, kad tas iš tikrųjų kitą kartą būna vienai paveikia ir kitaip, bet jis užmotyvuoja irgi. Ne, bet aš galiu. Tas toks noras ir stiprybė tokia atsiranda jinai. Ryžtas. Todėl būtina save stiprinti, o stiprinti save, grinai tą tokį savo pagrindą, tą statyti savo pagrindą, rasti save tą energetinį, tą stuburą visą, ne? Tai pirmiausiai reikalinga būtent va to viso šito, ne? Tas ėjimas ir pagalbas savo, tai yra per čakralinę sistemą. Iš tikrųjų, pats pagrindas, kurį labai dažnai žmonės praleidžia, todėl, kad tai yra skamba labai nuvalkiotas dalykas. Toksai yra, žinai, toksai labai banalu, čakros, kas čia, tai gerai, raudono, oranžinė, geltono, čia biškai tos energijos įsileisiu, obolį suvalgysiu žalę, jau širdis atsivėrus, jau čia biškai prasigėduosiu, žodžiu, jau gerklė, jau pravalyta, ta prasme, žmonės nesuteikia tam visiškai rimtumo, kad atsisėsti realiai padaryti darbą visiškai nuo pat pagrindo vieną kartą ir visiems laikam, ne, ta prasme, tiesiog tą visą tokį susijungimą, tą pasidaryti vieną kartą tą va tokią pilną aktyvaciją, ne? Ir tada suprasit, kaip iš tikrųjų tai reikalinga buvo, kaip tai veikia ir kaip tai iš tikrųjų svarbu ir pats pagrindas. Vieną kartą užtenka va tokį dalyką pasidaryti. Vieną vienintelį kartelį. Ir gausit tokia savistaba, bet tu teisingai, Laura, pasakei, kažkaip, kai tu pradėjai kalbėti, aš tokį dalyką dabar pajutau, kad apie tas visą čakralinę sistemą, energetinius tos centrus, kai dabar daug kas, aišku, kalba ir daug, tikrai iš tikrųjų daug, ant tiek nuvalkiota, man pasijuto, ant tiek nuvalkiota, kad, tipo, kai pradedi šnekėti, jau aš žinau, tas tikrai tas visas čakras, jau tiek pradirbau, jau tiek tenai, bet iki galo įsigilinta, kaip tai yra svarbu, kol jo nėra sutvarkytos, kol jos nėra visiškai, va taip pat išjausto, tu toliau negali niekur eiti, absoliutiškai. Bet tai galbūt...
geras, bet aš taip prajaučiau, įsivaizduoju. Bet iš tikrųjų, gal irgi pasakykim taip, kad kiek žmonių va taip teisingai jas perteikia, ne? Gal kiti kaip pateikia nuvalkėtai, tai kiti ir žiūri, ir atsibosta, ir banalu, ir tos pačios, kaip sakot, spalvas, bet tas tikrumo, kiek buvo pateikta, ar kaip pasakot, vad galima sutvarkyti vieną kartą ir visam, o ne tai, kad vieną susitvarkiau ten tą čakrą, gal kitą, tai kiti taip ir dirbo, gal prieš tai meistrai, o kada prieina geriau. Pas mane yra buvę, aš praėjus esu čakralinės sistemos visą tą kursą, žodžiu, ir paskui pati esu vedus tuos 2 webinarus, ne, čakralinės sistemos. Tai vien tik tai jau tada, kai pravedžiau, kai praėjau tą kursą, aišku, čia buvo prieš jau kiek dabar 3 ar 4 metus, nepamenu, bet tuo metu tai atrodė, wow, žinai, ta prasme, tokia vat informacija, taip, aš ten atsimenu, stengiausi, jau po atidavus tą visą, žodžiu, tą webinarus tuos įvykdžius, ne, jau atėjo pas mane suvokimas ir supratimas, kad pas žmogų yra dar ir endokrininė sistema, dar yra hormonai, kurie atsakingi lygiai taip pat, ne, pavyzdžiui, žmogus nuolatinėme strese jisai gyvena, nuolatinėje baimėje kažkokiame nepritekliuje, kortizolis užkilęs maksą, ne? Tai jisai visą laiką kortizolis, kadangi kūne jau įsišaknyjęs jisai yra, jisai, tu jį nuramini per meditaciją, per dar kažką, o tas hormonas sako, ne, aš dabar man tai reikia, man maks gyventi, man reikia streso, man reikia pykčio, man reikia dar kažko. Ir ta moteris automatiškai eina, ieško, ką man ten su to vyru susijęs, ant vaikų užšauk, dar kažką, nes kortizolis pas ją maks. Kaip sutvarkyti hormonus, jau tada atėjo, ne, va tie visi kiti dalykai. Jau papildomas tas toksai iš vidaus, ne? Ir paskui, va, kai su Laura mes tada netyčia realiai gavosi, kad užėjom į erdvę tokią vieną, kur, ta prasme, įėjom į vidų čakros pačios. Nu, tai come on, ta prasme, taip viskas prasivėrė ir kokie tenais sluoksniai ir kas tenais darosi ir kai pamatėm, kad iš viso pas kai kurios žmonės net nėra pirma čakra vietoje įsistačius, ne, ir visa kita, kai tada energijos neprateka, kai kurių antiek išplaukia tos čakros, pas kai kuriuos nėra energetinio stuburo, kad jisai taip perlinkęs ir tos čakros net nesilaiko, nes jos tiesiog taip yra, nes jis nepastovi ir tik tais čakras gali leisti ten kokią nors energiją, o stuburas energetinis jisai net laiko ir jisai pokšt ir vėl jisai nukritęs. Taip. Atradom šitą dalyką ir įėjom į tą gilumą, į tą kuo daugiau, kaip sakant, gilinį mišką, tuo daugiau medžių ir tie sluoksniai pradėjo luptis. Wow. Tada užsikrovimas tas toksai įvyko. Vien tik tai pirmos čakros aktyvacija, kurią atlikom pačio savo, aš tiesiog mane išnešė į visus, išmušė visus skaitliukus, vien tik tai tas pajutimas, kaip atrodo ir kaip jaučiasi kūne, visiškas, absoliutus pirmos čakros sutvarkymas, aktyvacija ir įstatymas jos į tą vietą, kur turi būti. Gyvenimas pasikeitė, tiesiog atrodo, net nesuvokė, kaip buvo tada, ir kaip pasidarai sau gerai, ane, kaip yra iš tikrųjų ir kaip turi būti. Ir kaip turi energiją tekėti, kaip turi visi šitie dalykai, kokį sluoksnį pasikelia, kaip tenais viskas būna, kai įeini į pačią čakrą, ne iš išorės dirbi, o iš vidaus dirbi, ką ir mes visą laiką sakom. Už tai čia mums turbūt ir atėjo tas, nes mes koncentruojamės tą iš vidaus į išorę, vienintelis kelias out is in, ne? Tai vienintelis kelias į vidų, iš vidaus į išorę. Ir įėjom, tada įplaukėm, kaip sakant, kaip tie spermatozoidai į tą čakrą ir wow. Tiesiog. Wow, tikrai. O čia tik tais pradžia, bet tokia nuostabi, nuo pagrindo, grinai, tu kalbi, nuo pagrindo į viršų, įsivaizduoji, Laura, koks kursas laukia. Ir kaip atsirakino būtent tada žemės čakra, ir kaip atsirakino tada būtent sielos čakra ir tas sinchronas, dėl ko jisai turi būti. Ir šita ašis ant ko ir stovia, ne, tai yra ant sielos čakros, ant žemės čakros ir kaip jinai gražiai stukasi ir tą energetinį visą stuburą su visa čakralinė sistema tada laiko. Nu čia tiesiog, žinai, ir tai yra ne iš knygų, ne iš kažkokių tai ten teorijų, o iš mūsų pačių išbuvimo toj erdvėj ir realiai gavimo tos informacijos. Tai
Tai yra Tikrumo. pats nuostabiausias dalykas, koks tik tai gali būti. Per tą savo kanalą, išgaunama informacija, integruojama pirmiausiai mum pačiom, už tai ateinam tas kelias savaitės tų tokių transformacijų, kurios yra wow, nerealios. Ir moterų tas, kur atliko mane aną savaitę, tas su gimdos valymu, su pirma čakra, kokie atsiliepimai. Vien tik tai dėl to, kad mes prieš tai susitvarkėm, padarėm ir aktyvavome savo pirmas tas čakras. Tai žodžiu, čia yra neapsakomi dalykai, tai yra net, atrodo, nepapasakojami žodžiu, čia reikia patirti, norint suvokti ir suprasti netgi skirtumą prieš ir po, ane? Visiškai sutinku, Laura. O praeitą savaitę, kai turėjom antros grupės, kokia nuostabi buvo praktika moterims, per gimdas, per kartas valymas, žinai, tos čakros įstatymas. Tai kokie atsiliepimai, kaip moteris pačios jautėsi prieš ir po, kas atsiverinėja, pas jas pačias atsirakina. Iš tikrųjų, dabar priminiau, kad turiu vienai irgi moteriai atrašyti, jinai manęs klausė, ir man sako, man viduj taip kažkas atrodo veriasi, aš nebe ta, kokia buvau prieš tai. Visiškai. Tai yra grinai gyvenimas prieš ir gyvenimas po. Čia yra tas tikrumas, tas tokia, žinai, tikro pagrindo pastatymas ant ko. Po šito, pavyzdžiui, kurso, po šitos čakrų aplamai aktyvacijos, kad ir asmeninėse tose sesijose trilume, tai yra visiškai absoliučiai kitoks jausmas, kai žmogus, jisai jau susilygiuoja ne tik su savo siela, dvasia, kūnu, bet jisai tampa vienis, neatskiri dalykai, neatskiri mechanizmai, jisai tampa vienis, bet su tokiu tvirtu pagrindu, kur tu jo neišmuši, neištrauksi kilimo jau iš po jo kojų ir nepasakysi, va čia teisybė, čia, jisai žino savo teisybę. Savo teisybę, ne kitų teisybę, savo teisybę visiškai. Absoliutiškai. O tas ir yra, kad tas fiziniam lygmenį pats žmogus pamato. Taip, ir iš karto. Taip, arba ten draugė atėjo, ar visą kitą, ir mato, kaip net draugė keičiasi, ir kaip jinai jaučiasi, tiesiog akyse matosi, tas ir labiausiai veikia. Čia tas toksai didžiausias ir noras buvo mūsų, ne visų ir trijų, kad būtų pokytis akivaizdus fizinėje realybėje dabar. Ne po pusmečio, ne po metų, ne kitam gyvenime, ne dar kažkur, dabar. Dabar, kad žmogui būtų geriau gyventi. Dabar. Kad dabar jam vyktų transformacija, dabar jam vyktų tas visas suvokimas, dabar vyktų viskas persistatytų, kai kada tai tikrai yra ir sunkesnis tas perėjimo procesas, jeigu žmogus jisai limpsta, kaip sakant, galbūt ant iliuzijos, ant melo, ant kažkokių vilčių, ant tikėjimuose, kažkokio nuolatinio laukimo ir visa kita, tai kai kada viskas turi, sena ta sistema, jinai turi sugriūti, subirėti tam, kad naujas. Tai ne visą laiką yra labai malonus šitas procesas, bet jisai yra reikalingas, nes ta teisybė, tas visas toksai nušlavimas viso to tokio seno, kaip buldozerių praeiti, nušluoti, nugriauti viską ir tada ant to viso gražaus, nulakuoto, nušlifuoto pagrindo pradėti statyti visas tas tokias plytas gražias, iš karto jau automatiškai tas ir sodas darosi, visas tas vidinis, visiškai toksai jausmas, toksai atrodo net perteikti žodžiais, to neįmanoma, norėtųsi, kad kiekvienas patirtų ir kiekvienam galima būtų į tą širdį įdėti šitą jausmą, kaip tai jaučiasi visiškoje toje švaroje, vidinėje, ir išsilaisvinime, visiškame, sąmonės prasiplėtime, tame susijungimą su tuo krištoliniais kūnais, kur dabar tas perėjimas vyksta, kur mes turim begalės daug senų programų pačiame kūne, kai kurie darė labai daug darbo yra įdėję į savo tą visą į sielą, į mentalą, ir visą kitą, bet fizinėme kūne vis dar likia kažkas ir žmogus nesupranta, tiek aš dariau, tiek aš stengiausi, tiek aš tikrai jau
tenais likę dar daug gruzų. Išvalyti patį fizinį kūną irgi nuo atminties, nuo traumų, nuo visų kitų dalykų reikia, nes sielos prieš tai gyvenusios šiame kūne pririnkę irgi daug labai patirčių, ane, ir mes pasirinkom dėl to tokį kūną, nes jisai jau programas tokias turėjo. Ir kai mes žengiame į priekį, ane, labai daug ir siela įsivalo, transformuojasi, išmokstam pamokas, o kūne tai likę visi tie dalykai, ne, tai patį kūną reikia išvalyti. Ir tada va tie, ir per čakralinę sistemą susijungimas vyksta ir su savo grinai tais kristaliniais, deimantiniais tais kūnais ir perėjimas tada labai lengvas būna į tą naują realybę, į tą naują sąmonę, ane, į tą naują pasąmonės versiją ir visa kita. Tai iš tikrųjų tada būna visiškai su lengvumu. Visiškai sutinku, tikrai taip. Taip, kad mes ir atliekam sesijas, nebijokit kreiptis, kaip ir visą laiką mes minim su merginom, pajutot, kad jums reikia atsišaukia, vat širdyje, ne, tas jausmas, tikrai kreipkitės pas mus į sesijas. Ir taip pat kursas artėja rugsėjo 14 dieną apie čakras. Taip, visa čakralinė sistema, kokios nerasit, iš viso aplamai čia yra ir počakriai, ir čakros, kur jūs nerasite tokios informacijos niekur absoliučiai kitur, ir tokio koncentruoto kurso irgi lygiai taip pat nebus ir mes sprendėm, kaip daryti, ar ištemti jį, ilgą tokį padaryti, bet iš tikrųjų iš praktikos ir iš pačių ir aplamai ir darant kažką, aš ir pati, pavyzdžiui, kursuose, kurie tęsiasi ten 3, 4, 5 savaitės, toksai atrodo, prarandi šitą domėjimą. Iš pat pradžių labai įdomu, o paskui paskutinės savaitės tokias, vėliau padarysiu, toksai. Tai norėjom padaryti grinai va tą 14 dienų tą rapid transformation, grinai tą visą techniką, kad žmogų prasukti jį visais tais krumpliais, kad jam neatsibostų, kad kiekvieną dieną būtų wow, ir taip 14 dienų, wow, ir žiūri, kad wow, koks mano gyvenimas dabar. Ir tai taptų jo nuolatinė būsena, ne po tą 14 dienų. Ir kad kiekvieną dieną jisai nesulauktų, kada žadintuvas skambės, kada man reikės keltis šitą nuostabų pasaulį, atmerkti savo akis ir kad aš galėčiau eiti, gyventi pagaliau tą gyvenimą, apie kokį iš visų net nebūčiau pasvajojęs, nes man tuo metu smegenys neleido šitiek išsiplėsti ir taip pamatyti tą ir suvokti iš tikrųjų, kas tas gyvenimas yra, ne? Tai labai rekomenduoju. Taip, energetinė ašis pavadinta, taip. Taip. Mūsų kurso pavadinimas, taip. Labai įdomu, labai vertinga, tikrai. Taip, bus pati geriausia investicija į save, į savo tą pagrindą, koksai tik tai gali būti. Iš po to jūs jau patys viską žinosite, galėsite susitvarkyti. Ir tas kursas yra ne tik tai, kad šiaip žmonėm, vien tik tai, kad darbui su savimi ir visa kita, bet gali ateiti ir meistrai, tie, kurie veda ir angelų terapijas, ir čakralinės sistemas tvarko, ir lygiai taip pat kundaliniai įvairiausius tenais atlieka ir visa kita. Tai tikrai tiesiog suvokti ir suprasti visiškai kitokią informaciją, kaip veikia, kaip visi šitie dalykai bus ir PDF, ir galima bus atsispausdinti visą informaciją ir pasilikti savo, tikrai mes nieko, kaip sakant, neribosim, galėsit naudoti savo darbuose, savo gyvenimuose, artimiesiam ir visa kita, visas šitas dalykus, visas tas technikas, todėl, kad tai turi skleistis kuo daugiau, visų šitų tiesiog dalykų, kuo daugiau skleistis ir žmonės, kad galėtų perteikti visą šitą informaciją. Tai žodžiu, laukia nuostabus rugsėjis ir tikrai ta transformacija prieš visus naujus metus ir per patį tą rudenį įeinant pas būdesnius laikus. Žiemą pasirašymas. Tikrai taip, tai tas toksai tvirtas pagrindas, pasistatymas to, iš po to, jūs tiesiog visiškai kitaip žiūrėsit aplamai. Bet tai dar bus 2 kartus laivas, ne? Dar 2 kartus bus gyvai, ne? Laivai į savaitę, tai 4 laivai iš viso. Čia irgi labai svarbu, kad nebus tik tai teorija, bus ir laivai. Tikrai bus ir laivai, ir įrašai, bus ruošiamės labai stipriai, labai intensyviai, pačios einam irgi per transformaciją, tai galima tiesiog matyti spindinčius veidus. Geriausias atspindys, ir realybėj.
Taip, Mhm. viskas, kada galima perteikti per save, tai viskas ir yra pats tas tikrai. Sakau, kaip visą laiką aš sakau ir sakysiu, tiesa kitaip vibruoja. Tiesa kitaip vibruoja. Ir kai sakai tiesą, kai šneki, kai rodai, kai jautiesi, kai nėra, kaip sakant, tų emocinių kalnelių ir visa kita, vieną dieną up, kitą down, tenais vieną dieną šypsis, kitą verkia, tai netaip turi gyvenimas būti, turi jisai vis tiek eiti stabiliai, tolygiai ir į viršų Absoliutiškai. kilti, o ne varyti per visas, kaip sakant, tas Kalnelius linksmuosius. Amerikietiškus. amerikietiškus kalnelius. Absoliutiškai. Taip, ir tiesą nereikia įrodinėti. Tikrai taip, jinai visiškai kitaip vibruoja. Taip, iš tikrųjų rimtai, vat, šiandien irgi kažkaip tas tiesos įrodinėjimas irgi paskutiniu metu kažkaip tai pradėjo lysti, vat, kažkaip tai žmonės, tie, kurie labai nori įrodyti savo tiesą, savo vertę ir savo pareigybės erdvėje kažkokias. Tai iš viso pareigas erdvėje, ta prasme, kokios pareigas, kokius antpečius, kokias uniformas, mes čia visi, ta prasme, kalbam apie Ženkliukus. Apie vienį, mes vienas ir visa kita. Taip, bet. Tu taip matei, kaip yra tą savo tiesą įrodinėti. Nereikia įrodinėti tiesos. Įrodinėti tiesos nereikia. Visiškai. Ir tas pats, žinai, taip, mes vienis, viskas gerai. Taip, bet. Aš. Su antpečiais visai savo, kaip sakant, galiu suteikti, atidaryti ir atverti duris į kitą lygį ir visą kitą išvesti iš iliuzijų. Aš kai visą gyvenimą geriau būsiu savo šitoj iliuzijai. Aš geriau būsiu šitoj iliuzijai, kurią dabar aš susikūrus visą gyvenimą, kiekvieną dieną džiaugsiuosi atmerkus kelias, negu kitose iliuzijose, kur reikia tiesiog per gyvenimą eiti, pramušinėti, sprogdinti, daužyti, rinkti, atimti, kovoti, landžioti, lysti, įrodyti, kažkaip tai save kelti ir visa kita, tai aš geriau savo šitoj toj paprastoj, tokiai džiugioj realybėj, iliuzijoj, kad ir kažkieno tai kito sukurtoj pagyvensiu. Taip, mes būsim savo erdvėj, savo vietoje, aš būsiu savo vietoje. Savo vietoje, jo, toj, kurioj man labai gera, savo vietoje, nieko kito ir nereikia, tiesiog savo vietoje. Ir be dovanų. Be dovanų, be skrinių, be jokių ten tų, kaip sakant, kupranugario, sulinkusių nugarų ir visų kitų dalykų. Tai taip, savo vietoje ir labai čionais yra gerai ir gera gyventi. Tada va tikrai iš tikrųjų tampa gera gyventi. Tai va, ir žemėje, ir visame, kame prasiskiria tos laiko linijos tebūnie, kaip sakant, ir mes einame į kitą Saturno žiedą ir Tebūnie taip, žinai, nu. Tikrai taip. Tai šita tokia linksma gaida. Ir baigiame šiandien mūsų dar vieną nuostabų iš tikrųjų epizodą ir labai džiaugiamės, kad jūs klausotės, labai džiaugiamės, kad atliepėt, kad atgalinis ryšys toksai yra nuostabus, iš tikrųjų vis formuojasi ta tokia, kaip sakant, netgi nauja bendruomenė, sakyčiau, ir labai nuostabus stebėti tas moteris, sąmoningas moteris, kurios džiaugiasi, kurios išeina, kurios suvokia, kurios supranta vis daugiau ir kurios atveria save tam gyvenimui ir įsileidžia tą gyvenimą į save, į vidų ir pasako daugiau, man nebegėda gyventi, nebegėda būti, egzistuoti ir aš neturiu atsiprašinėti vien tik dėl to, kad aš esu, ne, aš galiu daryti viską, ką aš noriu gyvenime. Tai va,